Puikius butus siūlo akcinė bendrovė Arkada. Šios bendrovės pastatyti butai išsiskiria ne tik savo puikiu dizainu ir išplanavimu, bet ir tuo, kad Arkada kone vienintelė statybinė bendrovė parduodanti namus su pilna apdaila. Buto apdaila, įrengimas, įvairios pertvaros yra atliekamos pagal kliento pageidavimus. Svarbu tai, kad šios bendrovės meistrai patys atlieka visus darbus, todėl gali itin lanksčiai reaguoti į kliento pageidavimus. Nusipirkus akcinės bendrovės Arkada butą, jums nereikės blaškytis po parduotuves, renkantis, perkant ar transportuojant statybinės medžiagas. Nereikės ieškoti ir meistrų, kurie atliktų pabaigtuvių darbus bute. Nes gavus naujo buto raktus, jums telieka tik susinešti savo daiktus. Aš atvykau gyventi į Vilnių iš Kauno. Ir reiškia, prieš atvykstant ilgai rinkausi butą Vilniuje. Tas truko turbūt apie porą mėnesių. Apvažiavau labai daug naujų statybų ir buvau taip nusivylusi, kad vienu metu net atsisakiau noro gyventi Vilniuje. Bet paskui vis tiek apsisprendžiau, kad būtinai turiu dar ieškoti. Ir pervažiavus keletą gretimų rajonų, reiškia, pamačiau, kai tą namą, tai jau nebenorėjau niekur kitur vykti nuo šito namo. Ir tada man parodė butą vieną jau įrengtą, šitas buvo dar, jisai buvo nerengtas, dar buvo stadijoje, kai buvo dar dedamas tik tai, reiškia, grindys šildomos dar. Bet kai parodė jau įrengtą butą kitoje laiptinėje, tai man tai patiko, aš tai buvau sužavėta ir aš iš karto tą pačią mintį apsisprendžiau. Aš mačiau, kaip čia vyko darbai, ateidavau labai dažnai, pasižiūrėdavau. Darbų kokybė buvo gera buvo priežiūra. Tikrai aš net stebėjausi, kad šiais laikais dar įmanoma šitaip dirbti. Labai patiko, kad langai lengvai darinėjasi, medinė konstrukcija. O kai kur teko pažiūrėti tokie langai, reiškia kitų statybinių organizacijų, kur iš karto jau juos tenka keisti, norint įeiti, gyventi. Toliau, išplanavimas. Buto labai patiko labai parketas, nes labai kokybiškai yra jisai sudėtas, tvarkingai nulakuotas ir pačiam pas save namuose įrenginėjant turbūt būtų sudėtinga taip gražiai įsirengti. Keramikinės plyteles buvo galima pasirinkti firmoje ir pasirinkimas buvo labai platus. Galima būtų ir pasižiūrėti, turbūt, reiškia, vonioj ir tualete glazūruotos plytelės ir jeigu, pavyzdžiui, klientui nepatinka tos plytelės, tai reiškia, firma įsipareigoja tas plyteles užsakyti iš Italijos ir atvežti per trumpą laiką. Aš niekur nemačiau, kad būtų šitaip sutvarkyta prie namo aplinka. Nemačiau niekur. Tikrai. Čia atrodo, kad tame name žmonės gyvena, nežinau, 20 metų ar kiek. Nespėta pastatyti laiptinį įrengti, jau sutvarkyta privažiavimai, sudėtos plytelės, pasodinta žolytė, palaistyta, medeliai pasodinti. Šito tai neteko matyti, tikrai niekur. Prieš darbų pabaigą aš paklausiau darbų vykdytojo, kada jau čia bus galima man, reiškia, jau kviestis, kas man, reiškia, asmeniškai padės langus išvalyti. Sako, naugi nieko nereikės, sako, ateis švaros firma ir viską išvalys. Ir langus, radiatorius ir viską. Ir atėjau į sterilų butą. Reiškia, dėl statybinių organizacijų darbų terminų, nes paprastai jie vėluoja, jie užtęsiami yra ir panašiai. O dabar aš čia gyvenu praktiškai jau, nors terminas pagal sutartį yra birželio 30 dienai. Taip, kad reiškia, anksčiau laiko pavyko įsikelti čia gyventi. Akcinės bendrovės Arkada namai yra mūriniai, o išorinės sienos pastatytos iš 3 sluoksnių silikatinių plytų mūro. Stogai padengti betoninėmis šerpėmis. Butuose yra pilnai įrengtos vonios ir tualeto patalpos, sienos yra tinkuojamos ir glaistomos gipsiniu tinku, nudažomos aukštos kokybės dažais. Langai yra tik mediniai, o grindys išklotos natūralaus medžio parketu. Kiekviename bute yra pastatyti šalto ir karšto vandens bei šildymo sistemos individualūs apskaitos prietaisai. Šie namai yra ypač patrauklus didžiulėmis įstiklintomis lodžijomis arba erdviais balkonais. Bendrovė taip pat sutvarko visą namo aplinką, įrengia šaligatvius, privažiavimo kelius, mašinų stovėjimo vietas, apželdina namo aplinką.
Šiuo metu bendrovė stato ir parduoda butus, kurių bendras naudingas plotas yra nuo 37 iki 118 kvadratinių metrų. Tai namai Santariškių šiaurinėje dalyje, Lazdynų mikrorajone, kur šalia statomo namo yra vidurinė mokykla ir vaikų darželis. Bei dar yra galimybė nusipirkti butą jau pastatytame ir priduotame eksploatacijai name Verkių gatvėje. Nepraleiskite progos gyventi jaukiau ir gražiau.